Labas vakaras. Malonu šiandien jūs matyti susirinkusius į pirmąją šių metų parodą paskaitą Vilniaus paveikslų galerijoje. Ir šiandien mes tęsime parodos Šviesus miestas, tamsus laikai XIX amžiaus fotografo Vilhelmo Zacharčiko Vilniaus edukacinių renginių programą. Ir šį vakarą jums pristatau Lietuvos istorijos instituto darbuotoją, istoriką daktarą Darių Staliūną, kuris pristatys Vilniaus gatvėvardžius XIX amžiuje, kaip jie keitėsi ir kaip jie įamžino Rusijos imperijos geografiją, istoriją ir kultūrą. Tad visiems linkiu malonaus klausymo, pasisemkite daug žinių ir kas dar to nepadarėte, būtinai aplankykite ir mūsų parodą. Tad perduodu žodį lektoriui. Gerai, ačiū. Labas vakaras. Pradėsiu gal nuo to, kad turbūt nesu geriausias šitos temos pranešėjas, nes niekada Vilniaus istorija kaip miesto istorija specialiai nesidomėjau. Yra Vilniuje tikrai nemažai žmonių, kurie žino gatvių istoriją. Tai jeigu po paskaitos pradėsit manęs klausinėti, kodėl ta gatvė pasikeitė taip ar kitaip, ar kaip šita gatvė vadinosi cariniu laikotarpiu, tai iškart prisiduodu, kad neatsakysiu. Tam, kad jūsų lūkesčiai būtų dar daugiau nuleisti, pradėsiu pasakojimą nuo to, kaip pradėjau domėtis šitą temą. Tai pirmiausiai pasižiūrėjau į XIX amžiaus Vilniaus žemėlapį ir pamačiau ten kelias įdomias gatves. Ten galima buvo rasti Gedimino gatvę, Moniuškos gatvę, Šopeno gatvę. Žiūriu ir galvoju, gerai, yra Moniuškos gatvė, yra Šopeno gatvė. Kaip čia atsitiko, kad dviejų Lenkų kompozitorių gatvės atsidūrė Vilniaus gatvėvardžių sąraše? Kai aš šitą istoriją papasakau keliam kolegom, kurie užsiema XIX amžium, tai jų reakcija buvo tokia: tu ką nežinojai, kad Šopenas čia visai ne tas. Iš tikrųjų, Šopenas visai ne tas, bet lenkiškų, jeigu juos taip galima pavadinti, gatvėvardžių Vilniuje kažkiek atsirado netgi tuo laikotarpiu, kurį mes vadinam rusifikaciniu. Prieš pereinant prie Vilniaus, dar keletas tokių bendrų pastebėjimų. Su gatvėvardžiais įvairiose pasaulio vietose elgiamasi labai skirtingai. Kartais žaismingai, taip kaip Kanadoje, pavyzdžiui, vienoj vietovėje netoli Halifakso yra gatvės, kurios vadinasi ta gatvė, ana gatvė. Tartu yra toks medinių namų rajonas, kur visos gatvės turi daržovių pavadinimus. Tai aš dabar jau jums nebeišversiu, nebeatsimenu, ką tie gatvių pavadinimai reiškia, bet turit manim patikėti, kad čia tikrai yra daržovės. Visgi dažniausiai gatvėvardžiai yra ideologinio teksto atspindys ir įvairiose pasaulio vietose su tuo elgiamasi skirtingai. Tarkim, Zagrebe yra labai daug gatvių pavadinimų, kurios įamžina tam tikrus istorinius veikėjus. Ir tam, kad praeivis nesusimaišytų, apačioje yra trumpas biografinis užrašas. Kita įdomi prieiga yra Rusijoje. Čia yra, jeigu nesuklydau, Smolenskas, kuriame galima pamatyti visą gatvės pavadinimų kaitą istorijos bėgyje. Taigi, šitas objektas yra įdomus ir kai kalbam apie gatvėvardžius, istorikai paprastai domisi keliais aspektais. Jiems yra įdomu, kas turi galę keisti gatvėvardžius, kas gatvėvardžiuose, kai jie yra suprantami kaip ideologinis tekstas, atsispindi, ar tai yra
tam tikri veikėjai susijęs su istorinė praeitim, kaip matėm yra Zagrebe, ar tai yra geografija, ar kultūrinis kanonas, o galbūt kažkurie kiti artefaktai. Kita tema, kuri domina tyrinėtojus, yra kaip reaguoja tie, kurie neturi galios daryti įtaką gatvėvardžių pavadinimo atsiradimui arba jų keitimui. Na ir kartais dar svarbus yra materialumas, finansiniai aspektai ir panašiai. Taigi šita paskaita bus apie tai, ką imperinė valdžia, o ji buvo tas galios veikėjas XIX amžiuje, ką ji bandė įamžinti Vilniaus tam gatvių paveiksle. Ir šita tema bus įkomponuota į tokį platesnį kontekstą, tai yra bus pažiūrėta ne tik tai, kaip atsirasdavo ir kodėl atsirasdavo tam tikri gatvėvardžiai Vilniaus mieste, bet ir kaip tai koreliavo su kitais toponimais ir jų kaita. Tai aš pradėsiu nuo to, kaip keitėsi ir kodėl keitėsi regiono pavadinimas, tada trumpai aptarsiu miestų pavadinimų pokyčius arba jų nebuvimą. Taip pat pabandysiu šiek tiek palyginti situaciją Vilniaus mieste su aplinkinių miestų situacija, su šio regiono situacija ir plačiau imperiniam kontekste, kaip tai atrodė, ar Vilnius kažkuo išsiskyrė, ar čia buvo visur ta pati politika, kaip reagavo Vilniečiai į tuos pokyčius ir galų gale pabaigoje dar trumpai paklausiu, ar šiandien mes turime Vilniaus mieste imperinių gatvės pavadinimų. Kadangi čia yra bent keli istorikai auditorijoje, tai galima šiek tiek trumpai užsiminti ir apie tam tikrą teorinį kontekstą. Kai kalbam apie simbolinį erdvės užvaldymą, tai kartais moksliniai literatūrai yra daromas skirtumas tarp reiškinių, kuriems yra priskiriama aukšta simbolinė įtampa. Tai yra tie reiškiniai, tie veiksmai, kurie patraukia amžininkų dėmesį, kurie reikalauja paaiškinimo. Tai dažnai būna paminklai, jų atidengimas, įvairūs ritualai, ceremonijos ir panašiai. Tuo pat metu toks reiškinys kaip gatvių pavadinimai toj moksliniai literatūrai paprastai yra priskiriamas žemos simbolinės įtampos, tai yra tokiems reiškiniams, kurie tarsi nereikalauja nei didelio dėmesio, neiššaukia kokių nors didesnių kontekstų, bet iš to, ką mes matom, kas vyksta Lietuvoje šiandien ir netgi ir XIX amžiui, turbūt galėtume nesutikti su ta literatūra ir greičiau manyti, kad ir gatvėvardžiai yra tos aukštos simbolinės įtampos reiškinys. Taigi, kaip ir žadėjau, pradėsiu pirmiausiai nuo to, kas atsitiko su Lietuvos pavadinimu, su regiono pavadinimu. Ir šitas pokytis yra ne tik tai kaip kažkoks bendras kontekstas, aš bandysiu po to susijęti ir su miestų pavadinimų kaita, ir su gatvėvardžių kaita. Tai, kas vyko sąlygiškai, pavadinkim, tokiam tarsi aukštesniam lygyje. Po to, kai Rusijos imperija 18 amžiaus pabaigoje prisijungė Abiejų tautų respubliką, jos dalį, iš pradžių istorinę Lietuvą, tai ta erdvė, ji buvo padalinta į gubernijas ir nors tos gubernijos turėjo kiekviena tam tikrą pavadinimą, bet jos kaip grupė buvo vadinamos gubernijos prijungtos nuo
Lenkijos. Ir tų gubernijų pavadinime buvo ir žodis Lietuva, ir jis apskritai iki 30-31 metų sukilimo kažkokių didelių problemų Rusijos valdžiai nekėlė. Vėliau, čia aš viską aišku pasakoju labai supaprastintai, schematiškai, vėliau šitas regionas gavo vakarų krašto arba vakarų Rusios arba vakarų Rusijos pavadinimą. Tas pavadinimo pasikeitimas buvo susijęs su dviem argumentais, dviem tokiais diskursais. Vienas iš jų buvo susijęs su etniškumu, su požiūriu į šio krašto tautinę sudėtį. Antrasis buvo susijęs su istoriniu pasakojimu. XIX amžiuje egzistavo Rusijos imperija, bet greta šitos sampratos egzistavo Rusijos valdančio ir intelektinio elito galvose ir kita Rusija. Tai yra erdvė, kuri ne tik buvo imperijos domenas, bet ir erdvė, kuri buvo rusiška etninė, tautinė, kultūrinė ir lingvistinė prasme. Tai buvo tarsi tokia kvazi įsivaizduojama tautinė valstybė didelės imperijos viduje, tarsi toks brandolys. Ir tas brandolys etniniu požiūriu reiškia jo centre buvo rusai. Tik tai nuo mūsų laikų, nors čia vėlgi sąlygiškai XIX amžiui ruso samprata apėmė ne tik tai etnius rusus arba didrusius, bet taip pat ir baltarusius ir ukrainiečius. Visi jie sudarė tą vadinamąją trinarę rusų tautą. Tokiu būdu šitas regionas, istorinė Lietuva arba vakarų Rusija, tapo ne tik tai imperijos sudėtinė dalimi, bet ir rusų tautinės teritorijos dalimi. Ir tai, ką mes jau kurį laiką girdim iš rytų, apie tai, kad Ukraina nėra savarankiška valstybė, kad ukrainiečiai yra tie patys rusai, tai ateina iš to laikotarpio, iš to XIX amžiaus vidurio rusiško pasakojimo, rusiško supratimo apie rusų tautą. Istoriniai Lietuvoje buvo ne tik tai baltarusiai, ne tik tai ukrainiečiai, kurie XIX amžiui buvo vadinami mažrusiais, bet taip pat ir lietuviai. To laikotarpio, apie kurį kalbu, ne tik tai moksliniam, akademiniam diskurse, bet ir biurokratiniam supratime labai dažnai lietuviai buvo laikomi slavais arba bent jau artimiausia slavams etninė grupė. Šita samprata, kad lietuviai yra slavai, jį tada lengvai visą istorinę Lietuvą arba visą vakarų kraštą darė rusišku. Kita vertus, jau tuomet buvo tiek rusų akademikų, tiek ir valdininkų, kurie visgi suprato, kad lietuviai yra kitokie, lietuviai nėra slavai, nėra rusai. Ir dėl to etninė Lietuva, ji kuo toliau į XIX amžiaus antrą pusę, jau labiau XX amžiaus pradžią, vis mažiau buvo matoma kaip rusų tos tautinės teritorijos dalis. Taigi įvyko toks etninis paaiškinimas, kodėl čia yra ne tik tai
imperijos dalis, bet ir rusų tautinės teritorijos dalis. Antrasis argumentas buvo istorinis pasakojimas, kurį sukūrė toks istorikas Nikolajus Ustrelovas, švietimo ministro tuometinio imperijos Uvarovo pavedimu, kuris įrodinėjo, kad anksčiau buvo dvi rusų valstybės. Buvo Maskvos kunigaikštija ir buvo lietuvių rusų valstybė arba Lietuvos didžioji kunigaikštija. Kitaip tariant, LDK buvo nekas kitas kaip kita rusų valstybė. Toje valstybėje dominavo rusų kalba. Didieji kunigaikščiai buvo perėmę rusų kultūrą, rusų teisę galiojo ir per visą istorijos bėgį šitos abidvi valstybės neturėjo kito noro, tik tai kiek galima greičiau susijungti. Tai taip vyko regiono pavadinimo pakeitimas, kuris labai tvirtai įsitvirtino visoj oficialioj terminologijai. Kaip dabar kas atsitiko su miestų pavadinimais? 19 amžiaus antroji pusėje kituose carinės imperijos regionuose buvo tokių drastiškų miestų pavadinimų keitimų. Čia turbūt geriausiai ir šito auditorijoje žinomi atvejai, kai Dinaburgas virto Dvinsko, o Dorpatas Jurjevu. Tuo tarpu Lietuvoje tokių pokyčių nebuvo ir net ir sumanimų nebuvo, neskaitant Zarasų pavertimo Novoaleksandrovskų, daugiau jokių rimtesnių atvejų nebuvo. Iš to, ką papasakau, turbūt jau nesunku kaip ir atspėti, kodėl taip atsitiko, jeigu tas kraštas yra nuo seno rusiškas, tiek etninė, tiek istorinė prasme, tai greičiausiai ir miestų pavadinimai čia yra rusiški, bent jau didžioji šito regiono daly. Problema buvo tik ta, kad dalis tų pavadinimų buvo sulenkinti. Taigi, 19 amžiaus antroji pusėje valdžia ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad būtų depolonizuoti tie sulenkinti, nors iš tikrųjų rusiški miestų pavadinimai. Ir šiuo atveju Vilnius yra tas geriausias pavyzdys. Iki 19 amžiaus vidurio, iki kažkur 1863 metų sukilimo, Vilnius rusų kalboje dažniausiai buvo rašomas transliteruojant lenkišką miesto pavadinimą, tai yra kaip Vilno. Vėliau atsiranda imperatyvus nurodymas rašyti rusiškai ta prasme, ne tik tai kirilika, bet ir galūnė turi atspindėti rusišką vardo kilmę, kaip įrodinėjo tuo metu rusų publicistai. Išimtis ten buvo daroma Kauno gubernijai, kuri buvo pripažįstama kaip lietuviškas arealas, taigi ten to noro grąžinti, čia kabutėse aišku, senuosius rusiškus pavadinimus nebuvo. Ir vėliau aš šiek tiek prie šitos temos, prie Kauno gubernijos arba etninės Lietuvos išskirtinumo dar sugrįšiu. Ir galų gale galime prieiti ir prie gatvėvardžių. Iki 19 amžiaus vidurio miestas nelabai plėtėsi ir imperiniai valdžiai kaip ir nebuvo kažkokio didesnio noro užsiimti miesto tuo simboliniu užvaldymu, bent jau gatvėvardžio atveju. Ir čia, kiek yra žinoma, pirmasis tokios daugiau ar mažiau kompleksinės iniciatyvos ėmėsi visiems gerai pažįstamas Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, kuris įsakė parengti studiją apie senosius gatvėvardžius. Tai yra akivaizdus noras grąžinti, anot jo supratimo, tuos tikruosius, autentiškus, rusiškus. Ir tuo metu iš tikrųjų Vilniaus senamiestyje buvo
įvykdyta keletas pakeitimų, tai yra senuosius pavadinimus keitė stačiatikiški, kurie atsirado prie tam tikrų cerkvių. Atsirado vienas gatvėvardis susijęs su imperinė geografija, tai yra su Maskva, bet buvo ir kitų, pavadinkime juos imperinių pavadinimų, kaip pavyzdžiui gubernatoriaus gatvė. Ir jeigu galite įžiūrėti, ką nors, tai, pavyzdžiui, Blagovešianskaja tuo metu atsirado, Andrejevskaja, man atrodo, ir Petnicki tuo metu atsirado. Taigi, tas pirmasis gatvių rusinimo periodas yra susijęs su sukilimo numalšinimu ir su Muravjovo asmeninė iniciatyva. XIX amžiaus antroji pusėje tų pokyčių atsirado dar gerokai daugiau, kurie buvo susiję apskritai su imperijos politika šitam regione, bet taip pat buvo susiję ir su tuo, kad miestas labai sparčiai plėtėsi. Ir po sukilimo 70-ame dešimtmetyje buvo pradėtas rengti naujas miesto planas, kurio rengimas ilgai užtruko. Ir imperatorius jį patvirtino 1875 metais. Man nepavyko rasti diskusijų apie tai, kaip ir kada buvo nuspręsta gatves pavadinti būtent taip, kaip jos buvo pavadintos. Iš istoriografijos man susidaro vaizdas, kad tų diskusijų nerado ir prieš mane apie Vilniaus istoriją rašė tyrinėtojai, bet gal kada nors tai pavyks padaryti. Nepaisant šitos nesėkmės, mes turime naująjį miesto planą ir ką mes ten matom. Mes ten matom labai, labai daug imperinės geografijos. Tai yra labai daug vietovių, ar tai būtų gubernijų pavadinimai, ar tai būtų miestų iš tos vadinamos vidinės Rusijos. Tai yra iš to imperijos brandolio, kurio atsiranda labai daug Vilniaus mieste. Atsiranda ir kai kurių imperijos pakraščių vietovardžiai, tokių kaip Buchara, Chiva ar Kaukazas. Ir kelios išimtys iš to bendro paveikslo yra, kad turim ir Varšuvos bei Lomžos gatves. Tai šitam žemėlapį, kurį dabar matote, yra parodyta nauji gatvėvardžiai, ta prasme, dalis jų buvo susijęs su miesto plėtra, bet nemaža dalis yra ir pakeistieji. Tai šitam paveiksle dominuoja imperijos geografija, nors, kaip matysit vėliau po kelių minučių, ten yra šiek tiek ir istorinių personažų, ir kultūrinio kanono. Gal šiek tiek užbėgdamas savo pasakojimu į priekį, galiu pasakyti, kad palyginti su kitais imperijos regionais, imperijos buvimas Vilniaus gatvėvardžiuose buvo žymiai stipresnis ir pabandysiu pateikti savo atsakymą, kodėl taip galėjo atsitikti. Taigi daug imperinės geografijos, yra šiek tiek istorinių, šiuo atveju ir karinių personažų. Sprendimas dėl Kutuzovo gatvės buvo priimtas, bet kiek aš galiu spręsti iš turimų pirminių šaltinių, jo nespėta įgyvendinti. Kaip ir kituose, ne tik tai šio regiono, bet apskritai visos imperijos miestuose atsiranda ir
Gogolio gatvė, atsiranda Puškino skveras ir čia buvo toks bendra imperinis procesas. Šiuo atveju tai jis niekaip nerodo kokios nors Vilniaus specifikos. Buvo netgi planas dar ir Puškino gatvę įrengti, bet jis dėl techninių, ne dėl ideologinių priežasčių nebuvo įgyvendintas. Kitas būdas rusinti miesto gatvėvardžių paveikslą buvo vietoj transliteracijos gatvių pavadinimus versti, kaip atsitiko su Aušros vartų gatve. Tai, ką matote ekrane, kartais buvo tokių kuriozinių situacijų, kai Alaus gatvėje buvo įkurtas stačiatikių moterų vienuolynas ir, eiti į vienuolyną Alaus gatve vienuolyno vyresniai atrodė nėra tinkamas būdas ir jos prašymų ta gatvė buvo pervadinta į vienuolyno gatvę. Turbūt paskutinis bandymas, ir šiuo atveju jau bandymas, kurio nebuvo spėta įgyvendinti, atsitiko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kai neaišku kas, bet greičiausiai kokie nors vietiniai rusų nacionalistai sugalvojo, kad Vilniuje negali būti gatvių pavadinimų, kurios turi kokių nors asociacijų su tuo metu su Rusija kariavusiomis imperijomis. Tai negali būti nei Austrija-Vengrija kažkaip su Austrija-Vengrija koreliuojantis pavadinimai, nei jo labiau vokiečių gatvės. Įdomu tai, kad Vilniaus miesto gerbūvio komisija atsisakė keisti vokiečių gatvės pavadinimą. Iš tų dokumentų, kurie yra išlikę, motivacijos mes nežinom, bet greičiausiai tai buvo susiję su tuo, kad ta vokiečių gatvė su Vokietija nieko bendro neturėjo. Dar vienas miesto įimperinimas susijęs su visiems gerai žinomu Muravjovo įamžinimu, kuris paprastai mums asocijuojasi su paminklo pastatymu ir atidengimu 1898 metais. Bet įdomu dar ir tai, kad paminklo statyba, o ta idėja nuo jos sumanymo iki įgyvendinimo užtruko gana ilgai. Ji vietiniams valdininkams ir kai kuriems rusų visuomenės veikėjams atrodė, kad paminklo neužtenka, Muravjovo nuopelnai krašte yra tokie dideli, kad reiktų dar ir kažkaip kitaip jį įamžinti. Ir vienas iš sumanymų buvo pervadinti Šnipiškes ir pagrindinę Šnipiškio arteriją, Kalvarijų gatvę, Muravjovo vardu. Šitas sumanymas nebuvo įgyvendintas vien todėl, kad pagal tuomet jau galiojančius teisės aktus Rusijos imperijai miesto rajonai nebeturėjo oficialių pavadinimų, todėl reikėjo, miesto savivaldai ir vietiniai valdininkijai sugalvoti kitą sprendimą, ir tas sprendimas buvo tarsi savaime suprantamas. Aikštė prieš generalgubernatoriaus rūmus, kur stovėjo Muravjovo paminklas, buvo pervadinta šio Vilniaus generalgubernatoriaus vardu. Vilnius nieko nesiskyrė šita prasme nuo kitų regiono miestų. Kai sakau regiono, turiu galvoje istorinę Lietuvą, kuri cariniams valdininkams buvo vienas regionas, tuomet vadintas
šiaurės vakarų kraštu. Ir jeigu pažiūrėtume, tarkim, į Minską arba Gardiną, tai ten lygiai taip pat XIX amžiaus antroje pusėje yra trinami katalikiški tuo metu supratimu reiškia lenkiški pavadinimai, atsiranda gatvių pavadinimai pagal stačiatikiškus sakralinius objektus, daug imperinės geografijos, istorinių veikėjų, na ir, kaip jau minėjau, kultūrinio arba tiksliau literatūrinio kanono įamžinimas. Etiniai Lietuvoje tos tie miestai buvo mažesni, tai tos imperijos buvimo irgi buvo kažkiek mažiau, bet tendencijos buvo panašios, tik tai yra ir tam tikrų skirtumų. 1899 metais, kai visoje Rusijos imperijoje atsirado Puškino vienoks ar kitoks įamžinimas, gatvės, stipendijos, mokyklos ir panašiai, Kauno gubernatorius nusprendė, kad ir Kaune turi atsirasti Puškino gatvė, bet vietos savivalda, Kauno dūma sugalvojo, kad galima pasinaudoti šitą proga ir niekaip tikrai nepavyks pabėgti nuo Puškino įamžinimo Kaune, bet reikia pabandyti įamžinti ir Adomą Mickevičių ir pavadinti jo vardu vieną iš Kauno gatvių. Tuo metu 1899 metais to kauniečiams nepavyko padaryti, bet jiems tą pavyko padaryti 1905 metų pabaigoje. Kaip matysim po kelių minučių, absoliuti dauguma panašių bandymų Vilniuje įamžinti kokį nors lenkų kultūros, aišku, jokių būdų ne kokį karinį ar istorinį personažą, baigėsi nesėkme. Kodėl Kaune pavyko? Greičiausiai yra dvi priežastys. Pirmiausiai, kauniečiai pataikė patį geriausią laiką, kada tą buvo galima padaryti. Tai yra per patį 1905 metų revoliucijos piką. O antroji greičiausiai susijusi su tuo, kad, kaip jau minėjau, Kauno gubernija, etinė Lietuva, tam rusiškam diskurse, rusiškam mentaliniam žemėlapį nepateko į rusų tautinę teritoriją ir buvo matoma kaip lietuviškas arealas. Vadinasi, ten tos laisvės buvo šiek tiek daugiau. Ties amžių sandūra prie Vilniaus miesto buvo prijungtas Žvėryno rajonas ir ten atsirado ne tik Moniuškos, bet ir Gedimino gatvė. Kaip atsitiko taip, kad atsirado lenkiška gatvė Vilniaus mieste, atsakymo paremto šaltiniais aš neturiu, bet mano hipotezė šiuo atveju susijusi su ką tik aptartu Muravjovo įamžinimu Vilniaus mieste, kuriam pritarė ir vietinė savivalda, tame tarpe ir toje savivaldoje dirbę žymus, iškilūs ir įtakingi vietiniai lenkai. Tai gali būti, kad čia vietinė lenkų bendruomenė tiesiog gavo atlygį už tai, kad įamžino Muravjovo atminimą. Prie Gedimino gatvės aš dar grįšiu vėliau paskaitos pabaigoje, kuris jau visai nebetoli. Kaip jau daviau suprasti, Lenkų visuomenė, čia reikia atsiminti, kad lietuvių Vilniuje beveik nebuvo ir vietos savivaldoje, ypač 20 amžiaus pradžioje, dominavo lenkai ir miesto galva, miesto vadovas buvo
Lenkas Venslavskis. Tai buvo ne vienas bandymas įamžinti įvairius Lenkų kultūros veikėjus. Kaip jau sakiau, niekas nebandė kokį nors istorinį personažą ar karinį veikėją įamžinti, nes tas tikrai būtų nepavykę. Bet ne vienas šitų bandymų nei Vilniuje, nei gretimuose miestuose nepavyko. Buvo vietinė carinė administracija rasdavo pretekstų ir neleisdavo įamžinti. 1912 metais prasidėjo susirašinėjimas dėl Juozapo Montvilos gatvės atsiradimo, ten, kur buvo jo ta įkurta kolonija. Ir iki pirmo pasaulinio karo pradžios ši idėja nebuvo įgyvendinta, bet greičiausiai, turint galvoje Montvilos vaidmenį Vilniaus mieste, įtaką, greičiausiai tas sumanymas, jeigu ne karas, būtų įgyvendintas. Bet šiaip jau valdžia bandė stabdyti ir neleido jokių lenkiškų gatvėvardžių atsiradimo Vilniaus mieste. Kaip reagavo Lenkų visuomenė arba apskritai kaip reagavo Vilniečiai į šitą miesto gatvėvardžių rusinimą? Tam miestų pavadinimų sąrašui buvo labai daug kritikos vietiniai lenkiškoj spaudoj. Buvo ir atviro šaipimosi, taip kaip yra šitoj karikatūroj, kuri, čia tekstas yra lenkų kalba, kuriame, reiškia, Puškino vardas yra asocijuojamas su patranka, su puška, kuri Vilniui nuo Gedimino kalno šaudydavo kasdien 12 valandą. Miestiečiai ne tik kritikavo šitą gatvėvardžių rusinimą, bet ir didelę dalim galima sakyti, kad bandė gyventi tarsi kitoj realybėj. Ne tik nepavyko įteisinti, įforminti kai kurių lenkiškų veikėjų gatvių pavadinimuose, bet ir buvo net tokių, reiškia, praktiškai savavališkų. Antakalnyje, pavyzdžiui, vienas pilietis paėmė ir sugalvojo ir savo asmeniniams sklype gatvėms suteikė visokius, kaip tuo metu sakyta, varšuvietiškus pavadinimus. Bet, kaip jau sakiau, svarbiausia, kad miestiečiai gyveno ar bandė gyventi kitoj realybėj ir lenkiški gatvėvardžiai dažnam miestiečiui buvo vis dar gerai žinomi, nors formaliai, tarkim, jau jie pusę amžiaus nebegaliojo. Ir jie buvo netgi ir oficialiai naudojami. Jeigu pažiūrėtume į lenkų kalbą išleistus gidus po Vilniaus miestą arba adresus, kaip pavyzdžiui čia, tai jeigu galite įžiūrėti, tai yra ne tik tai oficialusis naujas rusiškas pavadinimas, bet ir yra senasis. Čia turim tiek lietuvišką, tiek lenkišką, pasakysim, variantą. Ir kaip jau žadėjau, beveik pabaiga. Kaip jau sakiau, Vilniaus mieste ir aplinkiniuose miestuose, kaip baltarusiškuose, Minske ir Gardine, buvo žymiai daugiau imperijos buvimo nei, pavyzdžiui, netgi Kijeve, Varšuvoje, Tartu ir taip toliau.
Kodėl taip atsitiko? Tai aišku, kad šaltiniai mums atsakymo į tokius klausimus neduoda, mes kaip istorikai turim kažkaip sugalvoti ir paaiškinti. Mano paaiškinimas yra štai koks. Šitas regionas, kaip jau sakiau, buvo matomas kaip rusiškas. Ne tik kaip imperijos dalis, bet ir kaip rusų tautinė teritorija. Beje, Vilnius tikrai buvo pagal rusišką sampratą rusų tautinė teritorija, o ne lietuviškas arealas. Bet čia jūs galite paklausti, o tai Kijevas ką, ne rusų tautinė teritorija? Žinoma, kad taip ir netgi labiau. Bet Vilnius ideologiškai, diskursyviai buvo rusiškas, bet imperinė valdžia labai gerai suprato, ji pati tą suvokė, kad jų įtaka, galia šitame mieste yra gerokai mažesnė nei Lenkų. Tai yra Lenkai, čia yra jėga, skirtingai nuo Kijevo. Vadinasi, su jais čia reikia stipriau kariauti. Tai viena vertus rusų tautinė teritorija, bet realiai stipri Lenkų įtaka, vadinasi, čia imperijos reikia daugiau, simbolinė prasme. Kitas klausimas šitoj temoj, kuris yra svarbus, kodėl ne visos Rusijos imperijos geografija buvo įamžinta, įtvirtinta Vilniaus gatvėvardžiuose. Kaip jau sakiau, absoliučiai dominavo tos centrinės arba vidinės Rusijos vietovardžiai. Greičiausiai todėl, kad imperinė valdžia nenorėjo priminti ir kaip pavyzdį rodyti tų imperijos pakraščių, kurie buvo matomi kaip probleminiai, kaip potencialiai separatistiniai ir panašiai. Tai yra Vilniaus gatvėvardžiuose nėra Pabaltijo gubernijų, Pabaltijys 19 amžiuje tai yra tai, kas yra šiandien Latvija ir Estija. Tai yra regionas, kuris turėjo tokią neformalią, bet realiai žymiai didesnę autonomiją ir kitoniškumą Rusijos imperijai. Čia visai nėra Suomijos didžiosios kunigaikštystės. Ir šita prielaida arba šita hipotezė, ji koreliuoja su Jolitos Mulevičiūtės pastebėjimu apie ekskursijas iš šiaurės vakarų krašto, tai yra iš istorinės Lietuvos. Ji pastebėjo, kad absoliuti dauguma tų ekskursijų, mokinių ekskursijų, vykdavo į tuos regionus, kurie ir buvo įamžinti Vilniaus gatvėvardžiuose. Tai yra į centrinę Rusiją, į pietų Rusiją, bet ne į tuos probleminius regionus kaip Suomijos didžioji kunigaikštystė arba Pabaltijo gubernijos. Kodėl Vilniuje atsirado Gedimino gatvė? Vėl šaltinių, kurie duotų kokį nors labai aišku atsakymą, kur būtų aprašytos diskusijos, man nepavyko rasti ir atrodo, kad kol kas ir kiti istorikai nėra radę. Bet čia mes galim prisiminti tą mano pradžioj pristatytą istorinį naratyvą, kurį sukūrė Nikolajus Ustrelovas, pagal kurį Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo ne kas kita kaip dar viena Rusija, o Vilnius tai yra nuo seno rusų miestas. Tai tokiam mieste Gedimino gatvė gali būti. Kodėl atsirado tik vieno LDK didžiojo kunigaikščio gatvė, nors dar XIX amžiaus pabaigoje vietiniam oficialiam laikraštį Vilenskį Viesnik buvo atvirai kviečiama įamžinti čia ir Algirdo, Švitrigailos ir kitų didžiųjų LDK kunigaikščių vardus. Greičiausiai taip atsitiko todėl, kad patys
imperijos valdininkai aiškiai suvokė, kad tas naratyvas apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip rusišką valstybę gali įtikinti galbūt etninius rusus, bet nelabai įtikins vietinius gyventojus. Ir tokių lentelių, kurias rodžiau pradžioje, kaip Zagrebe, kur bus paaiškinta, kad LDK buvo rusų valstybė, čia nepakabinsi, tais laikais niekas nekabino. Vadinasi, vietiniai gyventojai greičiausiai perskaitytų tuos didžiųjų kunigaikščių vardus visai kitame istorinėme pasakojime, nei norėtų imperinė valdžia. Na ir paskutinis klausimas yra, ar šiandien dar yra imperinių gatvės pavadinimų Vilniaus mieste. Atsakymas yra taip. 20 amžiaus pradžioje keli nekilnojamo turto savininkai sugalvojo perdalinti vieną sklypą ir norėjo pavadinti naują gatvę Sirokomlės vardu, ką jau minėjau, bet vietinė carinė administracija to neleido padaryti. Ir tada buvo rastas kompromisas ir ta gatvė buvo pavadinta Suvalkų vardu. Tik bėda čia ta, kad Suvalkų turėtas galvoje ne miestas, bet gubernija. Taigi ir šiandien Vilniaus mieste turime carinės gubernijos vardu pavadintą gatvę. Čia truputėlį nerimta pastaba, nes mes tą gatvės pavadinime galime perskaityti ir kitaip. Galime asocijuoti jį lengvai su miestu, bet kartais galima pabaigoje ir pajuokauti. Ačiū.